Hello kolektyvas. Taigi, planavau kokį naują čia video susukti. Paklausiau bendruomenės komandos narys. Prašė, kad pakalbėčiau apie swing tradinimą. Dabar mes, kaip ir visi žinome, yra 3 tipai. 4 iš tikrųjų, bet 4 neliečiam, nes tenais bankai, hedge fundai iš tikrųjų neapsimoka. Pirmas tipas tai yra skalperiai. Skalperiai tai yra jūsų treidai, jūs einat, išeinat nuo kelių sekundžių iki kelių minučių. Treidai labai ilgai nevyksta. Ir dauguma žmonių atėję įsivaizduoja, kad visi bus skalperiai, kad greitai uždirbs pinigus, įeinam, išeinam ir turim babkių. Tai va čia yra didžiausia problema, nes visi atėję į Forexą tikisi, kad greitai ateis uždirbs pinigus. Be šansų. Galiu iškart pasakyti, nusiraminam, be šansų. Antras tipas ir iš tikrųjų aš jo užsiminėjau, tai yra day tradas. Day tradas tavo treidai eina nuo kelių valandų, sakykime, gali ir valandą užtrukti, priklauso nuo judesio, iki kelių dienų. Čia konceptai jau, sakykime, truputukas sudėtingesni, visi tie SMC, Goldbatchai, Iliotveivisai ir taip toliau. Iš tikrųjų, teorijos ties day trade yra labai daug ir jinai, sakykime, yra pakankamai sudėtinga. Jei išmasterinus taip, sakykime, galbūt pinigai ateis greičiau, galbūt, bet tuo pačiu vis tiek tu turi valdyti riziką ir žinoti, kaip tradinti. Dabar apie ką aš noriu pakalbėti, tai yra swing traderiai. Swing traderiai, jų treidai užtrunka sakykime, kelių dienų iki kelių mėnesių. Tačiau, kuo man patinka iš tikrųjų swing tradinimas ir kodėl aš jums visiems rekomenduočiau pradėti nuo swing tradinimo, nes jis yra pakankamai lengvas. Ką turiu omenyje, jog swingindamas, tai yra atlikdamas swing trade'us, tu eini ir tu ramiausiai palieki marketą. Sekančią dieną gali atsikelt, pasižiūrėti, ar yra tavo pasiekti kai kurie lygiai, ar jų nėra pasiekta. Pakalbėsime apie tai vėliau. Ir įeiti į vienokią ar kitokią poziciją ir palikti treidą. Ir iš tikrųjų tokie treidai jie dažniausiai paeina. Sakykime, win rationas pas swingerius yra kur kas didesnis negu pas day traderius. Ir koncepcijos, būnant swing traderiu, yra lengvesnės. Taip pat supporto resistance lygiai, tos pačios supply demand zonos. Iš tikrųjų yra kur kas lengviau tradinti ilgesnių laiko tarpų, didesniuose time frame'uose, negu būnant skalperiu arba day traderiu. Taigi, judame prie pavyzdžių, ką aš noriu parodyti iš tikrųjų iš marketo. Ir pamatysit, kad tikrai geriau, elementariau būti swing traderiu, išmokti preliminarią teoriją, kaip skaityti chartus ir įeidinėti į treidus. Taip truputis po truputį statytis tą teoriją. Vėliau jau galit gilintis į sudėtingesnius dalykus, tačiau, kaip aš sakau pradžioje, swing traderiu būti yra pasakiškas variantas. Dabar žiūrėkit, elementariai paėmam Naujosios Zelandijos doleris prieš Japonijos sieną. Kągi mes čia galime matyti, ne? 4 valandų grafikas, 4 valandų vienos dienos, swing traderiai pasidaro analizės vienos dienos, įėjimus žiūri nuo 4 valandos, galbūt 15 minučių. Ir dabar, kas iš karto ryškiai matosi, kad, pavyzdžiui, tokia pora kaip New Zealand doleris prieš Japonijos sieną, jinai juda viena kryptimi. Pas ją nėra range marketo. Marketas juda arba bullish, arba bearish. Taigi, galima tikrai rasti gerų įėjimo pozicijų ir iš tikrųjų, jeigu swing traderis esi, tokį kaip EMA 200 tikrai apsimoka naudoti, nes gali rasti gerų įėjimo taškų. Tiesa, jungiamės į Discordą. Prie komandos prisijungia dar vienas narys, todėl į premiumus padžioninti ir per vasarą užsidirbti keletą eurų papildomų. Tikrai apsimoka, tad lauksiu visų. Bendruomenė, gyvi pokalbiai, marketo recapai, iš tikrųjų rekomenduoju ir iš tikrųjų labai visų lauksiu. Tai dabar pažiūrėkit, turime, tarkime, vieną atsimušimą šitoje vietoje ir toliau mes turime kitą atsimušimą šitoje vietoje. Vėlgi buvo kažkoks grįžimas, bet kaina eina trendu.
eina kaina į viršų, vėl grįžo, vėl testuoja vienokius kitokius lygius, čia galbūt būtų galima atrasti mums demand zoną kažkurioje vietoje. Vėlgi, kaip matote, kaina, ką padarė, jinai grįžo iki demand zonos ir tvarkingai vėl į viršų. Lygiai tas pats, toliau judame. Ir kaina vis eina į viršų. Tai jeigu tu swing traderis, iš tikrųjų, nuo 24 būtum pradėjęs, pasižiūrėjęs, kągi mes čia turime 24, turime žemiausią tašką šitoje vietoje. Čia turime gapą, fervelę, iš tikrųjų geri konceptai. Ir dabar mūsų fervelė gapas irgi galima skaityti, jog dirba kaip suporto linija. Dabar, kai žiūrėkit, kas čia buvo. Vienas atsimušimas va šitoje vietoje. Vienas atsimušimas šitoje vietoje. Antras atsimušimas šitoje vietoje. Trečias atsimušimas šitoje vietoje. Jau teorija, jeigu labiau žinote, kasgi čia įvyko. Čia įvyko liquidity grabas, nusėmė pinigus, sukaupė energijos, tai paimkime, ne? Ir tada ką padarė, šovė į viršų. Vėlgi čia, kaip matot. Gal truputį pažemiau reikia. Ir dabar tokiuose vietose tikrai galima ieškoti gerų įėjimo taškų. Vėlgi, kaip matote, čia kas vyksta accumulationas ir tada kaina ką padarė, jinai šovė į viršų. Ir jinai labai stipriai šovė į viršų ir iš tikrųjų vienokio ir kitokioje vietoje įėjus į treidą galima rasti gerų įėjimo pozicijų, bet tarkime šitoje vietoje. 1, 2, 3, 4 ir jau vasarį nusprendėt, kad jau tikrai reikia įeiti į treidą. Aš savo take profitą dėčiau iki liquidity grabo, kas būtų šitoje vietoje. Ir, kaip matote, kad ir 1:2 risk rewardas, tačiau treidas puikiausiai pasiteisina be didelių nervų ir per kiek iš šio laiko, per 4 dienas. Tai kaip sakiau, swing traderiai, jie treidina nuo kelių dienų iki kelių mėnesių. Vėlgi judame toliau, kasgi vyksta. Vėl kaina atsimušinėjo, vėl turėjome čia matomai eventą. Kaina grįžo iki mūsų fervelio gapo, iki mūsų imbalanso ir kaip ir sakykime supporto lygio. Ir ką padarė, atsimušė, vėl toliau juda į viršų. Ir kaip matote, viršūnės kokia skala. Vėl buvo kažkoks grįžimas, mūsų trendlinas yra respektinamas, kaip matote, čia kendalas neužsidarė, grįžo. Šitoje vietoje vėlgi truputukai šoko už jo ribų, tačiau vėl grįžo, sutestavo ir ką padarė, pradėjo judėti toliau į viršų. Tad čia vienas iš pavyzdų ir iš tikrųjų, kaip matote, elementariai ir labai paprastai galima skaityti marketą, jeigu tu žinai bent truputuką teorijos, pasižiūrėjęs kelis mano video ar pasižiūrėjęs kelis video angliškai, tu gali po truputuką praktikuotis, ieškant vienokių ar kitokių atšokimų, trendų, moving average'ų, kaip reaguoja į visą marketą. Įsijungti mažesnį time frame'ą ir ieškoti vienokių ar kitokių pavyzdžių, kur vėliau tu galėtum pritaikyti toje poroje. Judame toliau, dabar tarkime mes turime euras USD, vėl 4 valandų grafikas. Atsitraukia, kągi mes iškart galime matyti. Galime matyti pas mus supporto lygį šitoje vietoje. Čia turime vieną atšokimą. Čia vėlgi turime liquidity grabą ir vieną atšokimą. Judame toliau. 3, 4, 5. Visur yra testuojamas lygis, čia kaip matote change of characteris įvyko, nusileido, kaina pradėjo kilti, pramušė lygius ir galima tikrai rasti gerų įėjimo taškų. Kaina pradėjo rejectinti, atšoko, nusistatote SL 70 pipų, SL daug, tačiau reikia prisitaikyti, nes kaip ir sakiau, treidai vyks iki kelių mėnesių ir vėlgi ką aš daryčiau, tai eičiau iki viršūnės, tai yra liquidity grabas, galima truputį aukščiau ir kaip matote, tas treidas sueitų ir jisai sueitų per gerą mėnesį. Tačiau vėlgi, 1:7 risk rewardas, tai jeigu tarkim turi 100 štukinį akauntą su finansavimu, bet tie patys funding traders, kurie suteikia tau finansavimą, turi 100 000 akauntą, uždedi va tokio tipo treidą, 1:7 risk rewardas, rizikuoja 1% ir tu per mėnesį
reiškia, rizikuodamas 1%, kas yra štuka, uždirbsi 7 ir paprašysi pjautų. Mėnesis laiko. Uždirbsi 7 000. Tai va, lygiai tas pat. Čia dabar žiūrėkit irgi. Kaip matote, kasgi čia vyksta. Čia vyksta atšokimas, reiškia, turime resistance lygį. Ir vėl kaina ką daro, jinai leidžiasi, nenusileido iki mūsų supporto lygio, pradėjo eiti anksčiau. Vėlgi čia kaip matote, buvo breakoutas, vėl grįžimas ir vėl kaina pradėjo leistis iki mūsų supporto lygio. Čia šito supporto lygio irgi, kas buvo liquidity grebo, iš tikrųjų labai stiprus, pasižiūrėkit šitus konceptus, galėsi bandyti daugiau skelti apie juos, bet liquidity grebus ir kas yra liquidity reikia žinoti. Va, čia nusilikvidity, čia dabar žiūrim vienas atšokimas, antras ir trečias ir vėlgi galima ieškoti gerų tikrai įėjimo pozicijų, ar tu ieškosi su supply demand zone, ar su fair value gapais, iš tikrųjų įsijungus mažesnį time frame, šitoje vietoje tikrai gali rasti kažko, nuo ko būtų galima įeiti. Vienokį ir kitokį konceptą, ar supply demand, ar vėl nauji supporto lygiai. Ieškoti atšokimų, nuo kur būtų galima įeiti, sakykime, jau tada galima įsijungti mažesnį time frame ir ieškoti. Tai va toks yra mūsų euras USD, iš tikrųjų labai preliminariai, skaitant chartus, gali rasti gerų įėjimo taškų. Taigi, tikiuosi video buvo naudingas, parodžiau kelis grafikus, parodžiau kaip būnant swing traderiu tu gali atrasti tikrai gerų įėjimo taškų, įeiti tikrai geras pozicijas ir palikti Forex ramybį mėnesių laiko, mėnesių porai savaičių, kol tavo treidas suvaikščios. Todėl, chebrytė, ačiū, kad žiūrėjote, mokomės, jei pradedat geriau swing traderiu būti ir judame visi link bendro tikslo. Uždirbti dolerių. Bye bye.